Labas vakaras visiems, susirinkusias čia tokį šiltą, gražų, rudenišką vakarą. Ryte dar buvo labai šalta, bet diena jau tikrai pats tas gražusis ruduo. Ir man atrodo, kad tokiai dienai ir programa mūsų šio vakaro yra nepaprastai tinkama. Ir šiandien man ypatingai yra malonu pristatyti mūsų dažną svečią, dažną lektorių, Helmutą Šabasevičių. Ne tik puikų dėstytoją, bet ir tikrai žmogų, kuris labai gerai išmano Lietuvos muzikinį ir teatro pasaulį. Ir būtent tyrinėja kaip meno istorikas šitą sritį. Tad šiandien ir paskaita bus apie tai, apie XIX amžių, apie muzikinę kultūrą, be kurios tas amžius yra apskritai neįsivaizduojamas. Ir ši paskaita yra susijusi su paroda, kuri dar keletą mėnesių pas mus veiks ir šiandien dar ją irgi spėsite aplankyti, nes galerija veikia iki 8 valandos. O paroda ir vadinasi Romantizmai. Ir apima visą XIX amžių. Ir ten rasite daug labai informacijos ir apie dailę, ir apie muzikinę kultūrą, ir apie literatūrą. Ir svarbiausia apie tai, kaip viskas vienas su kitu yra susiję. Tai dar kartą man labai malonu pristatyti mūsų lektorių ir taip pat noriu pasakyti, kad šiandien ypatingai džiaugiamės, kad mūsų programą papildė jaunieji artistai iš Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos, būsimosios baleto žvaigždės ir kurios šiandien tiesiog savo pasirodymų darniai įsilies į tai, ką pasakos gerbiamas Helmutas. Tai jis plačiau ir pristatys tai, ką šiandien pamatysite ir išgirsite. Prašau. Labai ačiū, Aiste. Tikrai norėčiau žinoti tiek, kiek jūs čia mane apibūdinot. Tik tai šiek tiek esu susipažinęs, taip galiu sakyti, dabar jau iš metų perspektyvos su XIX amžiaus kultūra. Norėčiau kur kas daugiau žinot, bet kiek žinau, tiek žinau. Ir šiandien mėginsiu su jumis tomis žiniomis pasidalinti. Bet pirmiausiai, matyt, pakviesime Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus moksleivius. Jie pradės mūsų šios dienos vakarą. Prašom.
skambėjo Antonijo Vivaldi smuiko koncerto G major fragmentas, šoko Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus aštuntokai Timotiejus Venckevičius, Mykolas Moriginas, Gabrielė Gaidukovė, Jorė Kubiliūtė. Šitą choreografinį epizodą sukūrė Loreta Bartusevičiūtė Noreikienė, mokytojai Danielius Kiršys ir Rūta Butvilienė. Na, Antonijus Vivaldis baletų nerašė, kaip tikriausiai žinot, bet jo muzika labai dažnai skamba baleto scenose, ypatingai šiais laikais, nes ji tam tikrą prasme gali padėti pajausti tą nuotaiką, kuri, na ir galima sakyti, pradėjo romantizmo laikotarpio meninę ir choreografinę kultūrą. Nors pokyčių įvyko tikrai daug ir matėm vaikus šokančius su perukais, matėm tokias rafinuotas santūrias pozas, tai romantizmo laikotarpyje, na, jau retas, kuris artistas buvo su perukais, nebent koks charakterinis atlikėjas, taip pat tos pozos, tas etiketas irgi gerokai pasikeitė, na ir tikiuosi, kad ta vaizdinė medžiaga, kurią pasiruošiau romantizmo laikotarpio šokio teatrą, padės dar geriau įsivaizduoti, negu kad dabar jau jį ir įsivaizduojate. Labai džiaugiuosi šitą parodą, romantizmų parodą, tikrai mano labai mėgstama vieta šiais mėnesiais užeiti kartą per savaitę, gal šiek tiek ir rečiau, bet tai yra tikrai toks didžiulis kuratorių darbas, padedantis mums šitą epochą pamatyti, įsivaizduoti, suprasti, ir daugelis šitos parodos kūrinių, jie, na, atveria vartus į kitas istorijas per autorius, kurie sukūrė vieną ar kitą kūrinį, per pačius paveikslus, na ir per kitas temas, kurios šitoje parodoje viena paskui kitą pristatytos. Tai vienas iš šitos parodos eksponatų, skulptūrėlė, kurią manau, kad matėt, kurie buvot parodoje, o jeigu nebuvo, tikrai atpažinsit, vaizduoja Mariją Talionį, kuri yra, na, tikrai pati svarbiausia, pati ryškiausia romantizmo laikotarpio baleto, šokio menininkė ir šokio, na, ikona, jeigu galima tai pasakyti. Dar būdama artistinių jėgų žydėjime, ji sukūrė aplink save tokią didžiulę legendą, kad jos daiktai, bateliai, suknelės tapo relikvijom, o jos pasirodymai įvairių šalių baleto scenose, na, sukeldavo tikrą sensaciją. Marija Talionį gimė italų choreografo Filipo Talionį šeimoje. Jos motina buvo švedė, baleto artistė, bet ji neturėjo ypatingų duomenų šokiui, buvo šiek tiek su tokia kuprele, tiesiog pasilenkus šiek tiek, na ir niekas nežadėjo, kad jai bus tiesiog tokia sėkminga šokėjos karjera. Ir netgi vienas mokytojas, pamatęs ją vaikystėje, tiesiog visiškai ją išprašė iš pamokų ir sakė, kad nieko gero iš šitos mergaitės nebus. Tačiau Filipo Talionį, vėlgi čia šitas laikotarpis pilnas pasakojimų, pilnas anekdotų, Filipo Talionį nusprendė vis dėlto pasiekti savo, nusprendė dukrą išugdyti, išmokyti, ir per pusę metų labai griežtų pamokų, kurios vykdavo 2 kartus per dieną po porą valandų, ten tiesiog pasakojama įvairūs ir skaičiai, kiek ten kartų skaičiuojant ji turėdavo stovėti vienoje pozoje iki 100 ar dar kažkiek tai. Po šitų pastangų viskas matyt ir atsivėrė Marija Talionį
kūrybos kelias, atsivėrė jis to laikotarpio baleto spektakliuose. Pirmiausiai galima paminėti jos vaidmenį Bajadere Zoloje, to laikotarpio populiariuose pasakojimuose apie antgamtinės būtybės ir fantastinio pasaulio personažus. Lygiai taip pat publika įsidėmėjo ir jos Florą, Šarlio Didlo balete, mitologinę tematiką, Zefyras ir Flora. Na, o tokia sensacija tikrai sukėlė Giacomo Merberio operos Robertas Velnias, toks specialus veiksmo baleto spektaklis, vadinamas Vienuolių baletas, kur Marita Lioni atliko pagrindinės vienuolių motinėlės vaidmenį ir šiame paveiksle buvo vaizduojama, kaip iš kapo prisikelia vienuolės, suklydusios ir pažeidusios savo skaistybės įžadus. Ir tas vaiduoklių pasirodymas, tų vėlių pasirodymas, paprastai ir vertinamas kaip pirmasis romantinio baleto fragmentas istorijoje. Bet didžiausia sėkmė Marita Lioni aplankė, kai tėvas Filippo Taglioni sukūrė būtent jai, specialiai jai, spektaklį Silfidė. Spektaklio premjera įvyko 32 metais kovo 11 dieną ir iš karto spektaklis tapo tiesiog nepaprastai populiarus ir pasipylė viena paskui kitą ir litografijos vaizduojančios ir Marita Lioni ir jos partnerį, vėliau garsų choreografą José Masilier pagrindiniuose vaidmenyse. Siužetai čia irgi labai svarbus, nes 19 amžius ir literatūros amžius, tik nežinau, ar visą laiką kiekvieną kartą galėsiu čia tuos siužetus pakomentuoti, bet norėčiau pirmiausiai gal atkreipti dėmesį tai, kad šitas spektaklis sužavėjo ir savo vaizdų sistema, kurioje kaip tik ir atsiskleidė romantizmo epochai būdingi kontrastai. Kontrastai tai tarp kasdienybės ir svajonės, tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos, ir šitie dalykai labai aiškiai juntami ir šioje parodoje eksponuojamuose kūriniuose. Na ir Filippo Taglioni kaip choreografo sprendimas šitą spektaklį kaip tik ir parodyti būtent tokios žmogaus blaškymosi tarp tikrovės ir fantazijų, tikrovės ir svajonių perspektyvos. Ji kaip tik ir leidžia mums pamatyti choreografiją, nors tai, ką dabar pamatysit, nėra išlikusi tikroji Filippo Taglioni choreografija. Šitą spektaklį 1972 metais rekonstravo puikus baleto istorikas, buvęs baleto artistas, solistas, prancūzų šokio tikrai žvaigždė, dėja jau miręs Pieras Lekotas, ir šiandien dar šitą spektaklį galima pamatyti Paryžiuje Grand Opera scenoje. Bet čia šitoje trumpoje iškarpoje, ką aš parengiau jums iš to spektaklio, yra išleistas ir visas bent porą įrašų šito spektaklio. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad spektaklis nebuvo notuotas, kaip vėliau minėsiu, kiti spektakliai jie buvo užrašyti, bet čia buvo stengiamasi ir Lekotas tą labai pabrėžė ir pozomis, ir kompozicijomis atskleisti tą iliuziją, skrydžio iliuziją, svajonės, Silfidės, žmogaus aistros lengvumą iliuziją visomis įmanomis priemonėmis ir choreografinėmis, ir režisūrinėmis, ir taip pat kartu su scenos technikos pagalba visą tai buvo pasiekta, kaip štai čia matysim, Silfidė netikėtai dingsta ir lieka tik tai tie žemiškai mylimieji. Na ir šiame fragmente kaip tik matėm labai charakteringą romantizmo epochai sprendimą, kai
šoka 3 herojai, du iš jų žemiškieji, vienas nežemiškasis ir tos nežemiškojo herojaus, ar šiuo atveju herojas, niekas nemato išskyrus tą, kuris apie ją svajoja ar apie jį svajoja. Ir žinoma, šitame spektaklyje buvo labai daug sceninių efektų ir jau buvo išrastas dujinis apšvietimas, kuris Paryžiaus operoje buvo instaliuotas 1822 metais, taigi prieš 10-metį, kai įvyko Silfidės premjera. Pirmasis spektaklis buvo Aladinas ir stebuklingoji lempa, labai tiko tas naujas techninis išradimas šitiems Aladino nuotykiams. Na, o Silfidėje vėlgi su išradinga scenos technikos pagalba buvo sukurta tas skraidančių herojų tam fantastiškam Džeimso svajonių miške iliuzija. Ir čia irgi Pieras Lekotas, kaip tikras baleto istorikas, tą techniką atgaivino ir parodė publikai, kurie iki šiol palydi šituos efektus aplodismentais. Silfidės tema mūsų kultūroje taip pat atsispindi ir labai ačiū Redai Griškaitei, kuri man parodė šitą piešinuką jau prieš senokai. Mes buvom surengę konferenciją skirtą Vilniaus miesto teatro jubiliejui, beje šiais metais irgi Vilniaus miesto teatro jubiliejus. Tad šitas Mikalinos Judiskytės atminimo albumėlio fragmentas irgi rodo, kad Marija Talionė buvo žinoma mūsų aplinkoje ir taip pat nebejotinai tas, kas įklijavo šitą iškarpą albumėlyje, buvo matęs Marijos Talionė piešinį, graviūrą ar kokį kitą provaizdį, galbūt šitą, kurį dabar rodau, tai yra tą Floros vaizdą. Ir taip pat apie Mariją Talionį skaitom ir Gabrielės Gunteraitės Puzinienės prisiminimuose. Marinė jai rašo iš Varšuvos sužavėjimo kupinus laiškus apie tai, kaip ją sužavėjo Marijos Talionė pasirodymai. Ir visai neseniai teko aptikti Artūro Baltelio piešinį, kuris saugomas Čiurlionio dailės muziejuje. Ir irgi nebejotinai čia pavaizduota Silfidė, nežinau ar Marija Talionė, ar kita kuri artistė, nes tai nebuvo vien autorinis Marijos Talionė vaidmuo, taip pat ir kitos artistės šitą vaidmenį atliko. Marijos Talionė legenda tikrai plito visoje Europoje ir ji šoko ir Paryžiuje, ir Londone, Varšuvoje, kaip minėjau. Iš Sankt Peterburgo laikų išlikę tikrai tokių anekdotinių pasakojimų apie tai, kad baletomanai po paskutinio Marijos Talionės spektaklio nusipirko jos baleto batelį, išvirė ir su padažu suvalgė. Sunku patikėti, bet taip tokie pasakojimai cirkuliuoja. O mūsų aplinkoj teko rasti Teatro muzikos ir kino muziejuje štai tokią afišą gerokai vėlesnių laikų, kai miesto teatre, kuris tuo metu veikė Rotušėje, buvo pristatyta arabų ir marokiečių trupės programa ir 5 numeriu paminėtas štai toks numeris Silfa ir Silfidė sklandantys ore. Tad tas Silfidžių ir Silfų mada, jinai buvo visuotinė ir netgi buvo įtraukiama į tokias cirko programas. Filipo Talionė Silfidė tapo įkvėpimo šaltiniu dar vienam choreografui, prancūzų choreografui dirbusiam Danijoje, Augustui Bournonviliui, ir jis pastatė savąją Silfidę, todėl kad negalėjo įsigyti partitūros ir užsakė savo muziką. Tad šiandien užsakė savo muziką kompozitoriui Hermanui Löwenskioldui ir šiandien mes galim matyti du Silfidžių variantus, vieną Filipo Talionė, o kitą Augusto Bournonvilio. Jeigu Filipo Talionė Silfidę
rekonstravo Pieras Lekotas, nebuvo užrašyta šitą kūrinys, tai danai labai atidžiai ir pagarbiai saugo savo choreografijos dievaičio Augusto Bournonville'io spektaklį, jis niekada nedingsta iš repertuaro ir tas spektaklis net buvo 2 kartus pastatytas ir Lietuvoje. Na, dar vieną būtinai noriu paminėti spektaklį, kaip ir pasižadėjau anotacijoje, tai yra Adolfo Damo baletas Giselle. Dar viena istorija apie žiaurę tikrovę, apie meilę, apie išdavystę, apie atleidimą. 2 veiksmai, vienas žemiškas, kitas nukelia mus į tokią niūrę kapinių atmosferą, kur savo misiją atlieka tos kerštingos vėlės, prieš laiką mirusios išduotos nuotakos. Šitas spektaklis buvo sukurtas pagal mano labai mėgstamo rašytojo Teofilio Gautier libretą. Gautier buvo baletomanas, nepaprastai vertino baletą, ne vieną libretą yra parašęs. Ir čia šoko pagrindinį vaidmenį atliko jo dievinama artistė Carlotta Grisi. Na, jos rankos Gautier gauti nepavyko, tad teko jam pirštis Carlottos Grisi seseriai. Ir bent jau šitaip jis suartėjo su šita talentingąja artiste. Tai šito spektaklio, manau, kad pristatinėti nereikia, jis beveik visą laiką yra ir mūsų teatro repertuare, netrukus lapkričio pradžioje irgi bus keletas spektaklių, jei kas nematė, dar siūlyčiau. Tik tai gal parodysiu vieną fragmentą iš antrojo veiksmo, kuriame kaip tik ir atsiskleidžia toji romantiškoji dvasia, kai iš kapų keliasi tos nuotakos ir ruošiasi štai tam savo naktiniam žygiui tykoti prašalaičių ir negyvai tuos prašalaičius užšokdinti. Labai panašus ir mūsų pastatymas, jie šiek tiek skiriasi, bet iš esmės stengiamasi laikytis to pirminio choreografinio brėžinio, nors yra ir šiuolaikinių Giselle variantų, sakykime, britų choreografo Ahramo Khano versija, bet Giselle tai yra tikrai tas romantizmo baleto kūrinys, kuris sulaukia ir įvairiausių dekonstrukcijų ir pačių naujausių choreografinių interpretacijų. Minėjau truputėlį Bournonville, Augustą Bournonville, jis irgi vertinamas kaip romantizmo laikotarpio vienas iš svarbiausių choreografų, kūręs ir Silfidę, kūręs ir spektaklius apie kitas antgamtinės būtybės. Ir vienas iš spektaklių yra Neapolis, kuriame pasakojama apie merginą, kuri nuskęsta ir patenka į povandeninę karalystę. Ir šitam mažam fragmente norėčiau parodyti irgi labai būdingą romantizmo teatrui triuką, kaip nepastebimai galima pakeisti atlikėjų kostiumą. Čia vaizduojama mergina Terezina, kuri, kaip minėjau, patenka į golfo, į povandeninio pasaulio valdovo karalystę, paverčiama sirena ar undine, ir jos išvaduoti, išgelbėti atkeliauja jos sužadėtinis. Jis suranda ją ir įteikia jai tą vėrinį, jinai galų gale prisimena, kad jinai atklydo čia į žemės ir vėl įvyksta tas jos atvirtimas iš undinės į merginą. Ir tikrai ne vieną kartą šito laikotarpio scenoje buvo sutinkamos ir undinės, ir dar vieną undinę paminėčiau, pristatydamas dar
trečiąją baleto solistę Fanny Cerito, italų solistę, kuri išgarsėjo šokdama Cesare Puni ir Žiulio Pero balete Undinė. Beje, šitas žodis mums labai gerai pažįstamas, irgi dažnai sutinkamas romantizmo epochos teatre ir teatre, ir literatūroje, tačiau jau būtų atskira tema. Labai įdomu, kad būtent šita forma išlikusi ir jinai migruoja iš vieno kūrinio į kitą per visą XIX amžių ir netgi XX amžiaus pradžioje mes teatro spektakliuose šitą personažą sutinkam. Na, mano paskaitos vizualinė medžiaga buvo susijusi su šiuo baletu, dar vienas Teofilio Gautier baletas, kurią muziką sukūrė Friedrichas Burgmülleris. Tai yra Perė, vėlgi rytietiška tematika, kuri romantizmo laikotarpyje labai būdinga, ir šitoj parodoj mes turim visą salę skirtą tam rytų kvapui, rytų spalvoms. Tai čia pasakojama apie poetą Sultoną ir poetą Achmetą, kuris turi galybę haremo gražuolių, tačiau ilgisi ir svajoja apie tą vienintelę, ir galų gale sapne pasirodo ta antgamtiška, nežemiška būtybė Perė. Ir šito baleto muzika išlikusi, choreografija nėra užrašyta, tačiau kubiečių choreografas Alberto Mendesas atkūrė, kiek buvo įmanoma, šito spektaklio tą sapno sceną. Ir čia irgi labai trumpai noriu parodyti epizodą, kuriame šoka 20 amžiaus antrosios pusės baleto žvaigždė Alicia Alonso. Čia atkreipkite dėmesį, jai yra 65 metai, kas irgi yra netikėta, nes Alicia Alonso buvo viena iš tų artistų, kuri labai mėgo romantizmo laikotarpį ir daug yra paskyrusi pastangų atgaivinti šito laikotarpio spektaklius. Ir vėlgi, kaip ir toje Filippo Taglioni ir Piero Lekotos Vidės versijoje, čia labai daug tokių choreografinių sprendimų, kurie perteikia tą besvorį antgamtiškos, nežemiškos būtybės Perės judėjimą ir skrajojimą virš žemės. Na, šalia šitų antgamtiškų herojų baleto scenoje buvo daug ir literatūrinių personažų, ir labai populiari buvo Viktoro Hugo kūryba, ir manau, kad tikrai visi prisimenam šitą jo sukurtą Čigonaitę Esmeraldą, kuri irgi tapo baleto heroja. Cesare Puni ir Žiulio Pero baletas su didžiuliu pasisekimu buvo parodytas Londone, jos didenybės teatre. Na ir čia šitą epizodą norėčiau parodyti todėl, kurį dabar matysite, kad pajustume to laikotarpio ir teatro estetiką, nes tai yra atkurtas spektaklio fragmentas, ir čia pasistengė dar viena 20 amžiaus antros pusės baleto nepaprastai talentinga asmenybė, italų šokėja Carla Fracci, netaip seniai mirusi. Ji buvo įrašusi visą programą skirtą romantizmo laikotarpiui, bet čia taip pat matom ir to laikotarpio scenografiją, taip pat matysim ir scenoje dar vieną personažą Ošką, kuri yra kaip spektaklio dalis, ir iki pat 20 amžiaus pradžios balerinos, kurios šoko šitą spektaklį, visą laiką turėdavo tą ožkytę scenoje prižiūrėti. Na ir taip pat čia pajusim tą balerinos kaip garsenybės, kaip žvaigždės statusą, ypatingai kai sulauksim šito spektaklio finalo ir išgirsim aplodismentus.
gyvūnai taip pat ir Vilniaus scenoje vaidino, tikriausia teko girdėti ir arkliai buvo atvedami į Rotušės antro aukšto salę, nežinau pro kur ir kaip, bet minima ir išlaidų knygose, kad buvo mokami ir pinigai už tų gyvūnų nuomą. Tad XIX amžiaus vidurė tikrai susiformavo balerinos kultas, sakyčiau, ir viena balerina varžėsi su kita dėl žiūrovų, dėl šlovės. Sakykime, ypatingai buvo vertinama Marita Lionė, tačiau ir Fanny Cherito, ir Carlota Grizy, ir taip pat Danijoje Silfidės pagrindinį vaidmenį atlikusi Lucille Gran buvo labai mėgstamos. Ir įvyko iš tikrųjų toks ypatingas atvejis, kai 1845 metais Liepos 12 visos šitos garsenybės susitiko vienoje vietoje ir Cesare Puny parašė muziką epizodui Pas de Quatre, 4 šokis, ir choreografiją sukūrė Jules Perrault. Ir daugybė komplimentų buvo išsakyta šitoms atlikėjoms ir pačiam choreografui, kuris turėjo surasti būdą, kaip sukomponuoti visą šitą 4 garsenybių šokį, kad ne vienos neįžeistų, ne vienos nesumenkintų, ir teko visaip manipuliuoti ir dėlioti to epizodo programą, kad būtų tiesiog atlieptas šito laikotarpio etiketo supratimas. Pas de Quatre choreografinė forma irgi nėra išlikusi, išskyrus keletą graviūrų, ir štai šita graviūra, šita litografija įkvėpė 20 amžiaus pirmosios pusės vidurio anglų choreografą, baleto solistą Sir Antoną Doliną sukurti dar vieną savo Pas de Quatre versiją, kurioje matom atgyjančią graviūrą, ir tai dar vienas toks, sakyčiau, mano labai mėgstamas XIX amžiaus teatro ir dailės ryšį parodantis sprendimas. Čia šoka irgi, sakyčiau, 20 amžiaus antrosios pusės baleto garsenybės, jau matėm ir Alicia Alonso, ir Karla Frači, čia dar prie jų prisijungia Eva Evdokimova iš Vokietijos ir Ghislaine Tesmar, Piero Lepoto mūza ir žmona, kuri čia irgi šitam Pas de Quatre šoka. Į šitą Pas de Quatre buvo pakviesta ir dar viena XIX amžiaus vidurio baleto garsenybė, austrų šokėja Fanny Elsler, tačiau ji atsisakė, nesutiko dalyvauti šitoj programoje, ir jos vietą užėmė mano minėta Danijos balerina Lucille Gran, bet Fanny Elsler tiesiog turėjo matyti gal ir kitų planų, nes buvo nepaprastai populiari XIX amžiaus viduryje ir gastroliavo ne tik tai daugelyje Europos miestų, bet taip pat išvyko gastroliams su savo seserim, taip pat šokėja ir choreografė į Jungtines Amerikos valstijas. Marija Talionė ir Fanny Elsler buvo tokios vėlgi romantizmo laikotarpiui labai būdingos priešybės, ir Teofilis Gautier Mariją Talionę vadino krikščioniškąją šokėją, tuo tarpu Fanny Elsler pagoniškąją, tiesiog atskirdamas, supriešindamas tą Talionį lengvumą, efemeriškumą ir Fanny Elsler kaip šokėjos aistringumą ir temperamentą. Fanny Elsler ypatingai išgarsėjo
kai spektaklyje Raišas velnias atliko ispanų šokį Lekačiučą. Ir štai šitas šokis, jisai buvo Alberto Sorno užrašytas ir aš minėjau, kad kai kurie šokiai vis dėlto išliko, buvo sugalvota notavimo ar šokių užrašymo sistema, todėl šiandien galim Lekačiučą matyti irgi koncertinėse programuose. Ir Lekačiučą įtraukė į savo tą atkurtų romantinių spektaklių fragmentų programą ir mano mėgstama balerina Carla Fracci. Čia Lekačiuča, kuri daugiau mažiau atrodo taip, kaip ir buvo sukurta. Carla Fracci, ji atliko ir kitus vaidmenis, yra šokus ir Silfidė, ir Žizel. Na, tiesa, atsiliepimai apie jo Silfidę buvo gerokai santūresni, nes žiūrovams labiau patiko lengvas ir santūrus, toks nežemiškas Marie Taglioni šokis. Bet, kaip sakiau, apie Fanny Elsler yra irgi pasakoma visokiausių netikėtinų dalykų. Pavyzdžiui, vienas jų, kad keliaudama laivu į Jungtines Amerikos valstijas, Carla Fracci buvo irgi priimta, sutikta kaip garsenybė. Laivo kapitonas surengė pokylį jos garbei, ir ji ten pasirodė išsipuošusi savo brangakmeniais. Ir vienas iš jūreivių nusprendė vakare įsigauti jos kajutę ir tuos brangakmenius pagrobti. Bet Fanny Elsler nesutriko, užpuolikui taip spyrė į krūtinę, kad sulaužė šonkaulį, šonkaulis pradūrė plauti, ir užpuolikas po kelių dienų dėja, bet mirė. Sunku tikrai ir patikėti tom pasakom, bet tai yra romantizmo kultūros dalis. Gandai, paskalos ir įvairios istorijos. Šalia tų visų nežemiškų herojų romantizmo žmogų traukė ir nuotykiai, pavojai. Ir vienas iš šitos temos baletų yra Adolfo Adamo baletas Korsaras, kurį turim ir mūsų operos ir baleto repertuare. Tai yra irgi tokio sudėtingo siužeto spektaklis apie korsarus, apie jų nuotykius, apie pagrobimus. Ten per 3 veiksmus, ten keletą kartų vyksta šitie neįtikėtini dalykai. O šitą spektaklį statant, ypatingai statant, atsižvelgiant į romantizmo laikotarpio reikalavimus, ypač didelis dėmesys čia skiriamas ir toms audros scenoms. Ir čia, nežinau, kiek čia matysis, bet
mūsų operos ir baleto teatro spektaklio finalas, tikriausiai jo ir gal teko matyti tą spektaklį. Bet čia irgi reikia įjungti šiek tiek ir savo vaizduotę, nes šitoj tamsioj scenoj tokios lyriškos muzikos fone pradeda ryškėti taikiai plaukiantis laivas su galų gale vienas kitą atradusiais mylimaisiais, bet netrukus, tai nebūtų romantizmas, netrukus laivą užklumpa audra. Ir laivas su scenos technikos pagalba labai dramatiškai ir įtikinamai nuskęsta. Bet žinoma, mylimieji išsigelbėja ir spektaklis baigėsi optimistiškai. Čia matėm tikrai tokią dramą vykstančią scenoje, bet baleto istorijoje XIX amžiuje yra keletas tikrai iš scenos į tikrovę persikelusių dramų ir viena iš jų yra gana tragiškas jaunos balerinos Emos Livry likimas. Ema Livry buvo Marie Taglioni mokinė, ji buvo vertinama kaip labai daug žadanti solistė, sukūrusi pagrindinį vaidmenį vieninteliame Marie Taglioni sukurtame balete Le Papillon, drugelis, pagrindinė herojė Farfalla irgi italų kalba reiškia drugelį, irgi labai sudėtingas siužetas, ten įvairiausios peripetijos, bet tikrai labai gaila, kad Ema Livry pateko į tokį gana dramatišką incidentą, šokdama su ta savo lengva silfidė suknele. Ji netikėtai užkliudė žibintą, suknelė užsiliepsnojo ir, maža to, užuot plėšusi nuo savęs drabužius, dar jinai prispaudė tą suknelę prie krūtinės, būdama labai dorovinga, ir 2/3 kūno nudegė, nors, kaip sakoma, veidas nenukentėjo. Ir po kurio laiko, ne iš karto, bet po kurio laiko Ema Livry mirė sulaukusi 21 tik tai metų. Vėlgi, to laikotarpio teatras tikrai reikalaudavo aukų, nes dažnai vykdavo įvairūs incidentai, turint galvoj ir tą scenos techniką, kuri buvo naudojama, ir įvairūs nukritimai, pakrypimai ir taip toliau, ir taip toliau. Taip pat pasakoma, kad nors tuo metu jau buvo išrasta sukneles impregnuojanti medžiaga, kuri galėjo apsaugoti nuo užsidegimo šitą drabužį. Tačiau Ema Livry, norėdama išsaugoti savo personažo tą lengvumą ir medžiagos tokį oriškumą, ji atsisakydavo vilktis kostiumus iš tos impregnuotos medžiagos, ir tai buvo ta kaina, kurią jai teko sumokėti už savo svajonę būti scenoje lengva ir skraidančia. Dar vienas parodos eksponatas, kuris mane labai nustebino, nudžiugino, nebuvo jo matęs, bet kažkiek irgi galiu papildyti, galima sakyti, šitą piešinį, kuriame vaizduojama, čia aš neužrašiau, bet gal įskaitot, Lituanien, lietuvaitė.
Galiu papildyti kitais piešiniais, kur irgi matom, kaip Lietuva atrodė to laikotarpio Europos kultūros centrams. Čia parodoje irgi yra viena tokia dalis apie tą kitą, apie tuos, tam tikrą prasme, paribių žmonės ar herojus, kurie romantizmo laikotarpyje tampa labai svarbus, tai ir čigonai, sakykime, kurie labai dažnai pasirodo šito laikotarpio ir teatruose, spektakliuose, yra netgi keletas baletų sukurta, ir La Gitana, ir La Gypsy, kur pasakojama apie čigonų pagrobtas jaunas merginas, kurios užauga čigonų aplinkoje, bet paskiau įsimyli ir vienais atvejais istorija baigėsi gerai, kitais atvejais gana dramatiškai. Ir panaši istorija yra ir dar vieno baleto Pakita, kurį ruošiasi statyti mūsų operos ir baleto teatras kitais metais. Irgi apie mergaitę, kuri pagrobta vaikystėje, užauga čigonų šeimoje ir vėliau savo kilmę galiausiai atranda ne būtent dailės kūrinio miniatiūros pagalba, nes toks jos amuletas išsaugotas buvo ir jinai pagal tą amuletą patekusi į rūmus suprato, kad jinai yra kilminga, nes pamato savo nužudyto tėvo atvaizdą. Tad čia irgi tam tikra reklama operos ir baleto teatrui, bet aš grįždamas prie lietuvaičių noriu parodyti keletą tiesiog graviūrų ir litografijų, kuriuose taip pat parodytos lietuvaitės. Ir Lietuvaitė šokį savo programuose turėjo ne viena garsenybė ir tame tarpe tos, kurias ir šiandien pristačiau, tai yra ir Fanny Čerito, čia kažkokio tai Tadž Mahalo fone, ji pasirodo kaip Lietuvaitė, taip pat ir Fanny Elsler, irgi čia gaidų viršelyje ir irgi parodoj turim irgi dar vieną pavyzdį iš tos muzikinės lietuvaitės versijos. O danų balerina Augusta Nilsen irgi savo repertuare turėjo šokį lietuvaitę, kurį sukūrė François Lefebvras, prancūzų choreografas dirbęs Danijoje. Ir vėlgi, kaip jau minėjau, danai tikrai labai atidžiai saugo savo paveldą ir iki šiandien šitas šokis yra išlikęs ir jūsų dėmesiui daniškoji lietuvaitė. Der leder Det Kongelige Kapel.
Ir žiūrint šitą epizodą ir įvaizdį tų lietuvaičių, kurios yra išlikusios, man kyla asociacijos ir su mūsų tom lietuvaitėm kovotojom, kurių yra ir šitoj parodoj. Ir norėtųsi daugiau dar šiek tiek patyrinėti, kaip tie įvaizdžiai atėjo į šitas choreografinės formas. Nors, žinom, Emilija Pliaterytė žuvo, mirė sužeista sukilimo metu. Šitie šokiai pradėjo repertuare atsirasti gerokai vėliau. Bet, kaip minėjau, tas įvaizdžių artimumas tikrai dar palieka šiokių tokių klausimų ir norisi dar daugiau apie tai sužinoti. Na, o dar vienas parodos eksponatas, Artūro Balterio polonezas, irgi leidžia šiek tiek žvilgtelt į tą liaudiškai romantizmą, nes liaudės paveldas, liaudės muzika, liaudės choreografija taip pat įkvėpė šito laikotarpio kūrėjus ir noriu priminti bene pirmąjį baleto spektaklį Lenkijoje, Lietuvoje. Tai yra Karolio Kurpinskio ir Jozefo Damsės baletą Vestuvės Oisuvė, sukurtą interpretuojant labai populiaraus muzikinio spektaklio Krokuviečiai ir Kalniečiai melodijas. Tai šitas spektaklis Varšuvoje pirmą kartą buvo parodytas 23 metais, bet Mokslo akademijos bibliotekoje rankraščių retų spaudinių skyriuje saugoma afiša ir apie šito spektaklio premjerą Vilniuje, miesto teatre. Ir irgi įdomu, kad spektaklį ir Varšuvoje, ir Lietuvoje sukūrė moteris. Varšuvoje sukūrė Julija Miežinska kartu su Morisu Pijonu, o Vilniuje Marija Dombrovska. Tai irgi toks įdomus romantizmo kultūros pjūvis per moteriškąją prizmę ir choreografiją. Taip pat moteris tarė savo žodį, kaip minėjau, ir Marita Lionė, ir Fanny Čerito buvo žinoma kaip choreografė. Tad irgi toks stimulas parodoje ir į šitą aspektą atsižvelgti. XIX amžiaus pabaigoje atrodytų tas romantizmo idėjų, tas autentiškumas pradėjo truputėlį apaugti tokiais štampais, pradėjo justis tam tikra inercija, nors tas receptas, romantizmo baletų receptas, jis buvo gana vaisingai taikytas XIX amžiaus pabaigos baletuose, kuriuos statė Marijus Petipa Peterburge. Turiu galvoje ir Gulbių ežerą, ir Bajaderę, ir kitus spektaklius. Tuo tarpu Danijoje iki pat 20-ojo amžiaus pradžios Silfidė buvo repertuare ir dabar dar norėčiau parodyti, ko gero, bent jau kiek aš žinau, vieną anksčiausių baleto kinematografinių dokumentų. Tai yra fragmentą iš baleto Silfidė, kurį atlieka jau XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios danų baleto žvaigždė Ellen Price.
Ellen Price tikrai buvo labai vertinama, na ir irgi įdomus faktas, kad 9 metais ji atliko pagrindinį vaidmenį balete Undinėlė, sukurtame pagal Hanso Christiano Anderseno pasaką ir tapo skulptoriaus Edvardo Erikseno mūza, kai šis kūrė garsiąją Undinėlę, kurią ir šiandien galim pamatyti Kopenhagoje. Na, o 20 amžiaus pradžioj jau Rusijoje irgi buvo juntamas tas klasikinių baletų išsisėmimas, tų sudėtingų istorijų nuobodumas ir visai suprantama, kad formavosi tam tikra reakcija į tuos sudėtingus ir ilgus spektaklius su daugybė veikėjų ir tais herojų santykių neišpinamais mazgais. Tad choreografas Michailas Fokinas, atsigręždamas į tą romantizmo paveldą ir į Filipo Taljonį, į Augusto Bournonville'o Silfidę, sukūrė romantizmo baletą, romantizmo prisiminimas, Reverie romantique pagal Frederiko Chopino muziką. Ir vėliau šitas spektaklis, besiužetis spektaklis, jisai nieko nepasakojo, tik tai leido pajusti tą romantizmo laikotarpio dvasią, tą ilgesį, grožio, meilės ilgesį. Ir šitas spektaklis įsitvirtino 20 amžiaus pradžios repertuare ir gana greitai taip pat buvo pastatytas ir Valstybės teatre Kaune. Na, sąlyginai greitai, po 15 metų. Ir dabar šitą vakarą užbaigti norėčiau pakviesti Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklos baleto skyriaus 10 klasės mokinę Oną Saulę Turaitę, kuri kaip tik ir pašoks variaciją iš baleto Šopenjaną. Onos mokytoja Deimantė Karpušenkovienė choreografiją pagal Michailo Fokino versiją sukūrė, pastatė baletmeisterė Loreta Bartusevičiūtė Noreikienė. Prašom.
Na, tikrai nuostabi romantizmo vakaro pabaiga. Noriu tik pasakyti, kad Šopenjana yra vienas naujausių baleto skyriaus kūrinių ir jį bus galima pamatyti Didžiojoje operos ir baleto teatro scenoje viename iš koncertų, kuris skiriamas Lietuvos baleto jubiliejui. Ir šitą savo pranešimą taip pat norėčiau šitai man brangiai progai irgi pašvęsti. Nes gruodžio 4 dieną minėsime profesionalaus Lietuvos baleto nenutrūkstamos istorijos 100-metį. Ačiū visiems uždėmesį. Jeigu kokių klausimų buvo, mielai atsakysiu, jeigu žinosiu. Ačiū.